Apie tupperware žiedo formą, žinokit, galėčiau pasakoti valandą. Ką juose gaminti, kaip patogu laikyti, kaip patogu formuoti, kaip patogu transportuoti, kaip patogu išimti. Žodžiu, galėčiau kalbėti. Ir šitos formos yra vienas iš populiariausių, net ne vienas, yra populiariausias tupperware gaminys, labiausiai perkamas ir kasmet mes jų daugiausiai parduodame, tik tai kai turime pardavime, nes yra buvę metų, kai net neturėdavome visai jų pardavime. Šiemet mes jas pardavime jau turime antrą kartą. Pirmą kartą turėjome sausio 1 savaitę ir per nepilną savaitę pardavė vien tik Lietuva 8000 formų ir viskas jos baigėsi. Ir dabar labai džiaugiuosi, nes gegužę vėl jas galima įsigyti. Štai tokią 1,5 litro klasikinę žiedo formą ir naujovę, tiksliau ne naujovė, jinai yra buvusi, tik tai jau labai senai. Va, štai tokia va, 1,2 litro su keičiamais iš viršaus dangteliais, gali būti gėlytė, gali būti žvaigždutė, gali būti eglutė, ir gali būti širdelė. Štai va tokios dvi formos. Principas jų abiejų yra lygiai toks pat. Jos išsiardo į 3 dalis. Yra dangtis, yra vidus ir yra va štai toksai va kietas korpusas. Ir paprasčiausiai pirmiausiai įdedame štai šitą va dalį vidinę. Dar tiesa yra dubenėlių, nuo kurių dangtelių galima priderinti dangtelius ir padaryti šitą formą pilnavidurę ir dar tada prasiplečia jos panaudojimo galimybė. Bet va štai tokia va siaura irgi labai patogu naudoti, ar jums reikia kažką susluoksniuoti, ar sudėti kokias uogas, ar daržovės, ar šaltieną, ar dar kažką, tai puikiausiai viskas labai gražiai atrodo. Forma pirmiausia plonai patepam aliejum. Aliejus turėtų būti ne šalto spaudimo alyvuogių, koks nors neutralus, pavyzdžiui, gali būti alyvuogių įspaudų arba vynuogių kauliukų, šiek tiek patepam. Ir tada gali būti elementari želė supilam, gali uogų pridėti, uždengiame dangtį ir dedame į šaldytuvą, kad viskas sustingtų. Tada, kai jau viskas sustingsta ir norime serviruoti, imam, atidengiam, dedame į lėkštę, ištraukiame vidinę dalį ir kai į formą patenka oro, kai seniau būdavo daužom dubenėlį, kad iškristų, viskas gražiai įsileidžia kažkur į jūsų serviruojamą padėklą ar tai lėkštę. Ir mes turime vidurį, kurį galime išnaudoti, ten kokių uogų pridėti ar grietinėlės ar dar kažko tai. Ir aš čia pasakiau paprastą želę, bet iš tikrųjų tai jos galimybės neribotos. Tai gali būti koks nors sluoksniuotas torčiukas, ten koks kremas Filadelfijos su priedais įvairiais, sluoksniuotas su biskvitu, su šiek tiek želatinos. Tai gali būti formuotas tinginys, tai gali būti formuoti ledai užtingdinti šaldiklyje, tai gali būti susluoksniuota mišrainė ir silkė su kokiais burokėliais, tai gali būti... Kas dar gali būti? Nu, jūs tikrai žinote milijonus dalykų. Netgi išvirti ryžiai suformuoti ir per vidurį kokią nors ten vištieną, pavyzdžiui, saldžiarūgštę, ar tai bulvių košė suformuota irgi puikiausiai atrodo. Žodžiu, idėjų mes turime ilgą sąrašą, ką joje gaminti ir kaip pateikti ir kaip dekoruoti. Žodžiu, tikrai duosime labai daug minčių ir tokią formą verta turėti. Paruošę torčiuką kompaktiškai dėsite į šaldytuvą, jį lengvai pasiimsite kažkur tai važiuojant, lengvai išsiimsite, lengvai paserviruosite. Tai galima įsigyti tokią, arba galima įsigyti mažesnę, kuri dar šiek tiek kitokia, pavyzdžiui, ar kam paštetui suformuota, ar šaltiena, jinai tokia kaip kauburiukas. Ir lygiai taip pat tą patį tinginį suformuosite ir tuos pačius sluoksniuotus torčiukus ir įvairiausią želę ir įvairiausius dalykus. Arba netgi kokiai šventei paprasčiausiai užšaldyti vandenį su kokiais eglišakiais, jeigu tai yra kalėdos ir kalėdiniais žaisliukais, ar su gėlėm ir turėti tokį ledo žiedą per vidurį šampanas ir taip toliau. Žodžiu, jeigu šitą formą padarysit pilną vidurę, tai galima padaryti 2 aukštų tortą. Tai čia išimam šitą, tada išimam šitą ir turim štai tokį didžiulį 2 aukštų tortą. Formos, kurios leidžia mums fantazuoti, labai gražiai pateikti, labai gražiai serviruoti, nes jeigu yra kokia mišrainė, per vidurį gali būti kokie nors ten duoniukai, su kuriais mes galėsim valgyti. Na, žodžiu, formos idealios. Kaip minėjau, galima įsigyti šitą atskirai, galima įsigyti šitą atskirai, bet labiausiai apsimoka įsigyti štai va tokį va rinkinį. Tada jūs sutaupo daugiausiai ir formos gaunasi idealią kainą. Jeigu jūs jau tą didesnę turite, to jums reikia tik mažesnės, tikrai rasite draugą, pažįstamą giminaitį, kuriam galėsit padovanoti kokią nors progą arba susikooperuoti su jais tarpusavį ir įsigyti štai va tokį pilną rinkinį. Žodžiu, rekomenduoju, kiekis ribotas, jau parduota 3/4 tų formų, gal net ir daugiau kaip dabar, o kai jūs žiūrit video, tai gal parduota dar daugiau. Taigi rekomenduoju, paskubėkite, nes paprasčiausiai ims ir neliks. O spalvos kokios gražios, va štai tokias, puikios formos.